į šį fantastišką Lietuvos krepšinio laimėjimą. Tai Jonas Kazlauskas. Na ir štai dabar triumfuoja čia beveik 1000 Lietuvos krepšinio gerbėjų, nepabūgusių atvykti į Miuncheną, tikėjusių savo komandos pergalę net ir tada, kai atrodo, niekas jau netikėjo, išskyrus visų pirma, aišku, pačius Kauno Žalgirio komandos krepšininkus. Ir štai šis puikus trofėjus, kurį pernai metais taip džiūgaudamas laikė savo rankose Predragas Danilovičius, dabar atitenka Kauno Žalgirio komandos kapitonui Dariui Maskoliūnui. Tai yra kažkas fantastiško. Žalgirio komanda laimėjusi 22 Eurolygos rungtynes ir patyrusi tik 4 pralaimėjimus, vėl privertė prabilti apie save visus Europos krepšinio ekspertus ir, aišku, dar ilgai bus prisimenamas šis fantastiškas Eurolygos debiutanto skrydis. Ne bet kur, o į pačią aukščiausią Europos elito lentelę. O štai naudingiausias Eurolygos finalinio ketverto žaidėjas Tajusas Ednei, mažasis Žalgirio reaktyvinis variklis, kuris tarsi mažasis jaunasis brolis buvo labiausiai mylimas ir labiausiai ginamas Žalgirio ekipoje. Turbūt dar prisimenate tos keletą epizodų, kuomet Tajusui Ednei, kuomet jisai būdavo labai grubiai stabdomas ir šalia kurio iš karto atsirasdavo mažiausiai 2 ir 3 žalgiriečiai pasiryžę apginti savo komandos žaidėją. Na ir štai dabar Tajusas Ednei tiesiog sako, jog noriu padėkoti visiems savo komandos draugams, visiems, aišku, Kauno Žalgirio komandos gerbėjams, be kurių mes nebūtume atėję ten, kur dabar esame. Tai yra į Eurolygos triumfą, į pirmąją vietą. Na, dabar netrukus su jumis vėl Žalgirio mūšis, o po to mes pabandysime pakalbinti ir keletą šios šventės pagrindinių herojų. Ar kada nors tu norėjai surasti tai, ko neturi kiti? Būk atkaklus ir tikėk, dar niekada nebuvai taip arti. Eurolygos finalinių rungtynių transliacijas pristato naujos kartos Utenos alus. Čia tai bent rungtynės. Na ir mes tęsime transliaciją, TV3 tęsia transliaciją iš Miuncheno, kur triumfuoja Kauno Žalgiris. Sveikinam visą Lietuvą. Visa Lietuva dabar eina iš proto. Ir netrukus Linas Kunigėlis po kelių minučių pakalbins kažkurį žalgirietį ar Žalgirio komandos trenerį. Mes pamatysime, kasgi tai bus. O kol kas aš noriu perskaityti ką tik gautą Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą. Brangūs Žalgirio vyrai, nuoširdžiai sveikinu jūs iškovotą Eurolygos taurę. Savo valia ir pastangomis jūs išsklaidėte visas abejonės dėl Lietuvos krepšinio pranašumo Europoje ir įrodėte, kad tautos ir valstybės fizinė bei dvasinė galia priklauso ne nuo gyventojų skaičiaus ar materialinės gerovės. Žalgiris šiandien įkūnijo daugelio mūsų ilgus metus puoselėtą svajonę
kartu ne tik įteisintas stipriausios Europos komandos vardas, bet ir pratęsta 1937 ir 1939 metų tradicija, kai mūsų valstybės rinktinė neturėjo savo lygių visame žemyne. Aukščiausio lygio varžybose vėl iškovotas aukščiausio lygio laimėjimas, už kurį jums dėkoja visa Lietuva. Prisidedu prie šių padėko žodžių, džiaugiuosi kartu su jumis ir linkiu, kad dar ilgus metus Žalgirio vardas keltų pelnytą pagarbą ir pripažinimą visame krepšinio pasaulyje. Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Ir dar kartą noriu priminti visiems Lietuvos gyventojams, visiems čempionų gerbėjams. Rytoj 11:30 Kauno Karmėlavos oro uoste leisis lėktuvas su Europos klubų čempionais, Europos klubų krepšinio karaliais. Rytoj 11:30 ir tiesiogiai iš Karmėlavos oro uosto šį žalgiriečių susitikimą transliuos TV3 televizija. Tie, kas negalėsite atvažiuoti į Karmėlavą, be abejo žiūrėkite TV3 ir jūs taip pat būsite kartu su Žalgiriu, kai buvome visą sezoną, kai buvome šiandien. Na ir dabar mes vėl susijungėme su Valdemaru Chomičiumi, su kuriuo kalbėjome ir per šių rungtynių pertrauką. Dar kartą labas vakaras, Valdai.